Vienintelis dalykas ponui Peabodžiui yra sunkesnis už buvimą kiečiausių pasaulyje šunį. Ar vėl pas tave atvyksta prezidentas? Pamatysi. Petersonai, užeikit į mūsų šaunius namus. Tai buvimas paprastu tėčiu. Ji manęs nekenčia. Pakalbėk su ją. Papasakok jai anekdotą. Nagi. Tik nepasakok jai apie atgalsiuntį. Jis tai vadina atgalsiunčiu. Tai laiko mašina. Oho. Na, pažiūrėjome, o dabar gal grįžtam atgal? O gal ne? Šermanai, Pene, kodėl jūs apsirengę kaip senovės graikai? Ji liko senovės Egipte. Aš susižadėjau su karalium Tutu. Tada mums baigėsi degalai. Senovės Trojoje. Naudojotės atgalsiunčiu? Taip, ji buvo jame. O ne. Jis leidžia laiką su šeima kitame matmenyje. Tu netinkamai keliavai laiku. Mums reikia perrašyti istoriją tam, kad išsaugotume planetą. Senovės Egiptas. Na ir šalta jūsų ranka, ponė Peabody. Šermanai, tai ne mano ranka. Ranka žemyn. Graikijos didvyriai. Kažkas mums jį paliko. Dovana. Jėga. Panašus į mūsų arklį. Ar palikti jį viduj? Būtų nemandagu nepasilikti. Aš vardu Peabodys. Net nenumaniau apie tai. Šį kovą. Kaip su juo pakilti, reikia nuleisti tą svirtį. Ar šią? O ne. Šauniausias visų laikų šuo. Palieka savo pėdas istorijoje. Leonardas da Vinci. Mona Lisa. Jau įpusėjau ją tapyti, o ši net nenusišypso. Gal aš galiu kuo padėti? Ar kam nors linksma? Regis pramušėme skylę erdvės ir laiko kontinume. Mes tą špagą ir atsitrauk nuo to keisto rutulio. Man niekas neįsakinės. Ramiai, drauguži. DreamWorks pristato ponas Peabodys ir Shermanas. Kodėl vaikai nėra tokie paprasti? Vaikai tai ne kokios mašinos Peabody. Bandžiau vieną sukonstruoti. Nelabai kas išėjo.